Labadiena, gerbimi kolegos. Noriu konferencijos organizatoriams su jumis pasišnekėti ir pasidalinti savo mintimis apie tai, kaip galėtų atrodyti pilietinis ugdymas mokykloje. Yra tekę nemažai šioje srityje dirbti, apie tai galvoti, svarstyti šitą klausimą. Ir tiesiog, turiu keletą idėjų, kurios yra susijusios su mano kaip sociologo patirtimi, su mano kaip sociologo veikla. Savo pranešimą norėčiau pradėti, čia buvo daug kalbama apie istoriją, Liutauras kalbėjo apie tokius filosofinius paradoksus, Darius apie istoriją, gerbiamas Karo akademijos irgi atstovas. O aš norėčiau truputį pažiūrėti iš sociologinės perspektyvos į tą mūsų mokyklos bendruomenę. Ir pažiūrėti, kaipgi būtų įmanoma, kalbėsiu atvirai, realizuoti galbūt netgi tuos, respublikoniškus idealus. Turiu omenyje taip, tokią respubliką, apie kurią kalbėjo, Darius, būtent toje, mūsų mokyklos bendruomenėje. Taigi, man reikės kelių teorinių savokų. Tai dabar aš norėčiau tas kelias teorinės savokas kaip įrankių, kurie padės man analizuoti ir savo mintis išsakyti. Tai kokios yra tos savokos? Tai viena savoka būtų, paslėpta ugdymo programa arba slapta ugdymo programa, tai viena savoka. Kita savoka tai būtų socialinės kontrolės savoka. Tai šitos dvi savokos, jos man yra būtinos, norint pasakyti tai, ką aš noriu pasakyti. Dabar pirmiausia, kas yra ta paslėpta arba slapta ugdymo programa? Pradėkime nuo klausimo, ko išmokstama mokykloje? Atsakysite man, kad visų pirma tų dalykų, kurių ten yra mokoma. Skaityti, rašyti, skaičiuoti. Tai yra vienas dalykas. Po to turbūt man atsakytumėte, kad taip pat paaugliai išmoksta, vaikai, jaunimas išmoksta vieni iš kitų daug dalykų. Tai mokykloje vyksta normaliai, socializacija ir savame suprantama, kad draugai tenais keičiasi informaciją. Tai irgi jie išmoksta tokių dalykų, kurių kartais mes nenorime, kadangi jie yra išmokstami anapus socialinės kontrolės. Jie išmoksta kažkur kitur, bendraudami, mums nematant, kuomet, mūsų šviesos fokuso spindulys jų nemato. Jie yra kažkur kitur galbūt pasislėpę, mokosi. Bet yra dar tokie dalykai, kurių išmokstama nemokinant ir kurie yra susiję būtent su mokykla, kaip švietimo institucija. Ir čia yra, kaip tik tai, norėčiau kelis klausimus, kaip tik tai, kelius tokius teiginius ir čia esu susirašęs. Pavyzdžiui, pasyvus pritarimas yra labiau pageidautinas nei aktyvi kritika. Galėtų būti, vienas dalykas, kuris mano galva yra išmokstamas mokykloje. Žinių paieška tai yra ne mokinių, bet mokslininkų arba bent mokytojų reikalas. Atgaminimas yra svarbiausia mokymuisi intelekto savybė, o faktų, kurie dažnai tarpusavėje nesusiję, įsiminimas yra svarbiausias mokymosi tikslas. Jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, į istorijos baigiamojo egzamino testus, mes matome, kad ten pasakojimo nereikia tiesiog arba bent jau teisingai atkartoti tai, ko buvome mokomi mokykloje. Autoriteto nuomonė yra svaresnė ir vertingesnė nei savarankiškas sprendimas. Kiekvienas klausimas turi vienintelį teisingą atsakymą, mes turbūt irgi būtų galima sakyti. Ir daug kitų dalykų, Konkurencija yra svarbiau nei bendradarbiavimas. Dabar mes matome irgi, kad yra konkuruojama dėl krepšelio, konkuruojama dėl kitų dalykų. Nepaisant to, kad mes galime kalbėti apie bendradarbiavimą, bet vis dėlto yra daug dalykų, kurie verčia mūsų vaikus ir mus konkuruoti. Pavadinkime, tokioj jaukioj respublikoniškoj perspektyvai. Šita konkurencija nėra palanki ugdyti tos, tokius Aišku, galbūt jūs pridėtumėte kitų dalykų, galbūt jūs sutiktumėte, kad ne visi tai, ką aš paminėjau, yra taip,
Sutinku. Ne tai yra svarbiausia. Ne tai yra svarbu. Svarbu yra tai, kad bet kokioje švietimo sistemoje kartu egzistuoja dvi skirtingos programos. Viena oficiali, patvirtinta, aprobuota, kita neoficiali, nematoma, pasislėpusi. Ir jau keli dešimtmečiai, kai bent švietimo tyrinėjantys sociologai nebesiginčia, jog mokymosi mokykloje reglamentuoja abi šios programos. Taigi švietimo sociologijos sąvoka paslėpta ugdymo programa apibūdina visą tai, ko išmokstama mokykloje greta oficialios ugdymo programos. Visos švietimo įstaigos turi įvairias oficialias programas nuo bendrųjų iki individualių programų, įvairius dokumentus, kurie reglamentuoja mokymą bei mokymosi. Tačiau greta egzistuoja ir ta, jau mano minėta, čia jums nekarta pasislėpusi ugdymo programa. Visa šį po vandeniu slypinti aisbergo dalis vienaip kitaip įtakoja ir mokymosi mokykloje. Tai yra ta niekur nesurašyta, mums patiems dažnai nematoma, todėl ir paslėpta ugdymo programa, kuri pamažu skleidžiasi tik specialiai tyrinėjant. Ir dabar dar vienas labai svarbus dalykas, kad greta šitos paslėptos ugdymo programos yra socialinė kontrolė. Kita sąvoka. Ir būtent šita slapta pasislėpusi ugdymo programa yra socialinės kontrolės įrankis. Būtent jinai yra tas būdas, kuomet, kaip sociologai sako, vyksta visuomenės reprodukcija, nes švietimo sistema, nors mes dažnai apie ją šnekame, kad tai yra naujovių tokia erdvė, kiti sako, kad tai yra kaip tik tai visuomenės socialinės reprodukcijos fabrikas, kuriame yra atkuriami, reiškia, tie susiklostę tam tikri visuomenės santykiai. Tai noriu, kad mes matytume ir tą antrą mokyklos pusę. Dabar jūs galite man kelti klausimą, kodėl aš dabar kalbu apie šitos dalykus. Aš norėčiau pasakyti tokį labai paprastą banalų dalyką. Aš noriu pasakyti, kad būtent šitas reiškia ir socialinė kontrolė, ir ta reiškia pasislėpusi ugdymo programa yra puikus iššūkis, jeigu mes kalbam apie pilietinį ugdymą. Nes būtent dabar taip būčiau linkęs suformuluoti, kad pilietinis ugdymas kaip tik tai ir yra būdas įveikti, atskleisti ir įveikti, atskleisti vieną vertus, jeigu mes kalbame apie paslėptą ugdymo programą, ir įveikti, visiškai pritariu Liutaurui, įveikti kartu, būtent bandyti įveikti kartu tą socialinės kontrolės tam tikrus, reiškia, elementus. Dabar pabandykime pasinaudodami šiomis dviem sąvokomis pakalbėti, o kaipgi atrodo pilietinis ugdymas. Paslėptos ugdymo programos požiūriu. Mes visi žinome, kad pagal prestižą skirtingos, ne tik dalykai, bet ir disciplinos, skirtingos tvarkos mokykloje turi skirtingą statusą. Vienos yra svarbesnės, reikšmingesnės, matematika, lietuvių kalba, dabar anglų kalba, kitos mažiau svarbios, o kitos visai nesvarbios, kaip tarkime fizinis, arba tenais darbai, mano laikais būdavo. Mes puikiai suprantame šitą, visi mes suprantame šitą dalykų hierarchiją. Ir jeigu dabar bandytume kelti klausimą, kurioje vietoje šitoje hierarchijos sistemoje užima pilietinio ugdymo pamoka? Drįsčiau sakyti, kad jinai vis labiau gravituoja į apačią. Aš klausiu studentų, ką jūs galvojate? Jie man sako, kad tas pilietinis ugdymas. Ir dabar yra kitas dalykas. Ką reiškia šita reiškia pilietinio ugdymo gravitacija, jeigu mes kalbame apie tą ugdymo pamokos požiūrių. Kartu, kadangi šita pamoka yra tam tikra pilietinio ugdymo metafora, mes galim kalbėti ir apskritai tokį, reiškia, požiūrį tą patį, reiškia, ir pilietinio ugdymo, kurį kaip tik tai ir išreiškia. Šitos pamokos paslėptos ugdymo programos požiūrių, jos reiškia gravitacija tam tikra. Savame suprantama, kad pilietinio ugdymo disciplina nėra lengva. Ji kitaip nei kitos mokyklos disciplinos neturi savo vyresnio brolio. Ką aš turiu omeny kalbėdamas vyresnį brolį? Vyresnis brolis tai yra akademinės disciplinos. Matematika turi savo matematiką, fizika turi savo fiziką kaip mokslą. Ir praktiškai visos, reiškia, ir iš esmės irgi paslėptos ugdymo programos požiūrių siekiama tam tikro to brolio. Kas tampa to brolio? To broliu turbūt tampa istorija, ne istorija, bet politologija. Ir šiek tiek reiškia, pavadinkime, politologija, kuri randasi iš tos politinės
Labiau politinės istorijos, kadangi mūsųse, jeigu žiūrime mokyklas, istorija yra daugiau politinė. Tai va čia yra visiškai aiškus dalykas, kad toksai atsiranda kaip ir savotiškai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Tapdama, pretenduodama tapti pilietinio gyvenimo mokytojo, ką jin padaro. Jinai, vėlgi tos pačios paslėptos ugdymo programos požiūrių, jinai paima tai, kas buvo būdinga istorijai. Čia nekartą jau minėtas Ciceronas, jis yra pasakęs, kad istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir reiškia, istorija tampa disciplina, kuri turi nemokinti gyvenimo, jin turi tapti, reiškia, kažkokiu taip ir mokslu. Tai vat čia, o jeigu mes paklausytume, prisimintume vieną iš mūsų, reiškia, istorijos gurų, reiškia, profesorių Alfredą Bumblauską, tai sako, kad istorija prarasdama savo didaktiką, istorijos didaktiką, praranda trečdalį savęs, nes istorijos didaktinis matmuo yra labai svarbus. Tai va čia irgi toksai yra gan komplikuoti santykiai. Tai kaip būtų galima šitos komplikuotus santykius narplėti? Aš manyčiau, kad pritardamas šiuo atveju ir Liutaurai, manyčiau, kad iš esmės ta pilietinio ugdymo pamoka turėtų tapti tos humanistikos plačiaja prasme. Įvairių, pavadinkime, socialinių, humanitarinių disciplinų, to bloko, galbūt užuomazga, galbūt reikėtų kažkaip tai plėsti mokykloje, to bloko, kuris padeda pažinti mums save pačius, pažinti visuomenę. Ir taip reiškia pažinti įvairius, pažinti tokią tikrai tokią sudėtingą ir tokią, na, ir kintančią, ir nekintančią visuomenę. Čia mes tada randame daug įvairiausių požiūrių apie tą visuomenę. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, aš būčiau linkęs manyti, kad pilietinis ugdymas vis dėlto turėtų išeiti, kaip atskira disciplina, ne išeiti, truputį keistis, bet turėtų daugiau būti susijęs su mokyklos bendruomenės veikla. Ne tik su mokyklos bendruomenės veikla. Bandėm kurti, čia yra mentai, yra visokių tenais, yra aibė, mes turime matyti, reiškia, visą šitų jaunų žmonių, netgi galbūt galime ir žaliai pasakyti. Kai kas galvoja, kai kuriuose šalyse, netgi, galbūt čia nereikia dėl tos turiuomenį, reiškia, aktyviosios rinkimų teisės. Pavyzdžiui, Austrija aktyvioji rinkimų teisė, jeigu mes kalbam apie municipalinius rinkimus, yra nuo 16 metų, kitose šalyse irgi tie klausimai yra svarstomi. Tai čia turint omeny, bet čia yra kitas klausimas. Bet šitas dalykas, galbūt kiek paradoksaliai pasakyčiau, kad tikrai, kad tam, kad sustiprėtų, reiškia, tas pilietinis ugdymas, ta tokia, reiškia, sankloda, kuri dabar yra, ir kurią kaip tik tai bandžiau parodyti per tą paslėptą ugdymo programą, jinai nėra paranki, nėra palanki. O būtent tos, reiškia, kita vertus, socialinės kontrolės ir tos kitos, reiškia, paslėptos ugdymo programos įveikia, tai ir yra ta tikroji pilietiškumo mokykla. Tai yra žmonių įgalinimas. Žmonių įgalinimas ir, reiškia, jaunų žmonių ir mūsų pačių galėjimas gyventi taip, kaip mes norėtume gyventi. Šitas dalykas, man atrodo, yra labai svarbus. Ir baigdamas savo tą pranešimą, tiesiog norėčiau fiksuoti dar tokį dalyką. Kad vis dėlto reiktų turbūt pereiti daugiau nuo pamokslavimų arba pamokslų prie mokslo ir tokio aktyvaus veikimo, kuriant tą, pavadinkime, mūsų kartu kuriant tą mūsų mokyklos bendruomenę kaip nedidelė respublika, jeigu norite. O galbūt, jeigu kiti manote kitaip, čia jau yra mano prioritetas vertybinis, galbūt, reiškia, kažkokia tai tokia, galbūt liberalią tvarką kuriant, bet tai turėtų būti, reiškia, jau mokyklos bendruomenės apsisprendimas tam tikras. Tai ačiū Jums uždėmesi.